Alytuje pradėjo veikti nauja miesto tipo automatinė 5000 abonentų koordinatinė telefono stotis. Atrodytų šis faktas lyg ir netin sensacingas. Dabar čia ryšininkų kalba tariant, 100 gyventojų telefono stočių imlumas siekia vidutiniškai beveik 28 abonentus. O mes savo ruožtu galime pridėti, jog tai didelio darbo pradėto ne prieš metus ar 2 rezultatas. Prieš 2 metus turėjom apie 9 000 telefonų, tai šiandien mes jų turim arti 16 000. O šiai dienai telefonų skaičių 100 gyventojų yra apie 27,5. Tai kituose miestuose, pavyzdžiui, Vilniuje, jis nedaug mus bepralenkė. Ir toks miestas kaip Marijampolė, tai šiuo metu dar nuo mūsų sparčiai atsilieka. Šiuo metu atsilieka mes nuo Vilniaus, tačiau pas mus ir numatyta perspektyvoje telefono tinklus sparčiai plėsti ir toliau. Šiuo metu mes esam paruošę projektą atlikti buvusios centrinės automatinės telefono stoties rekonstrukciją, kur numatyta senus įrengimus pakeisti į naują tipo įrengimus ir sumontuoti 5000 numerių stotį. Pramonės rajone šiuo metu taip pat vykdomi projektavimo darbai ir mes numatom jau sekančiam 5-metyje pastatyti pramonės rajone 5000 automatinių telefonų stotį taip pat. Gal dabar pora žodžių apie šią naują stotį? Nu ką, ši stotis buvo pastatyta ir sumontuota šių metų antrame ketvirtyje. Čia daugiausia darbų padarė mums Vilniaus Lietuvos ryšių statybos tresto statybininkai, konkrečiai Alytaus aikštelė. Ir mes tikrai visų alytiškių vardų norėtume jiems padėkoti. O ką jūs galėtume pasakyti apie kitų tarnybų, sakykime, 09 tarnybos darbą? 09 tarnyba šiais metais pradėjo dirbti skaičiavimo technikos pagalba. Šiuo metu telefoninkės dirba displejų pagalba. Įsitikinę, jog įvairiose tarnybose sparčiai diegiamas technikos naujovės, su telegrafo telefono stoties viršininku Stasiu Budniku juokavome, jog dabar Alytuje galbūt sunkiau įsigyti patį telefono aparatą, negu įsivesti telefoną. Aišku, mums paprieštarautų 2500 telefono vis dar laukiančių alytiškių. Jų pagodai ryšininkų tvirtinimas, jog kitose Respublikos miestuose su šia problema dar sunkiau.